Laidą pristato didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt. Per šias Velykas lietuviai pagaliau susiprato, kad ne mašinas reikia daužyti, o kiaušinius. Sveiki, čia Reidas ir šiandien laidoje matysite. Stop ženklas Gargžduose yra toks pat kaip ir likusiame pasaulyje, jis reiškia tą patį – stop. Šio remontuoti paimto automobilio nespėjo sustabdyti policija, tai sustabdė darnios policijos rėmėjų gretos, tai yra Girulių miško medžiai, velykiniai Reido herojų sveikinimai tautai ir kodėl kartais blaivus vairuotojai bėga nuo policijos. Visą tai netrukus Baltikom televizijos savaitės eismo įvykių kronikoje. Savaitės skaičiai, apie tai Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos biuro, magistralinių kelių būrio vadas Richardas Kačinas. Per praėjusią savaitę Klaipėdos mieste užregistruota 18 eismo įvykių, iš kurių 4 skaitiniai eismo įvykiai. Šiuose įskaitiniuose eismo įvykiuose buvo sužeisti 7 asmenys. Patruliai išaiškino 406 kelių eismo taisyklių pažeidimus, 23 asmenys vairavo transporto priemonę, būdami neblaivus. Deja, laidą pradedame girtų siužetu, nes koks gyvenimas, tokia ir laida. Mokyklos gatvėje senas Reido draugas, vairuodamas Mercedesą, kažkodėl tai rikiavosi kaip girtas, tad užkliuvo už Volkswageno šono galo. Bet draugas tai tikrai girtas, vis rodė, kokie mes skėti per alkūnės esam. Neskauda rankų? Patikės, tu baig, jėzus, mane, jau mane. Pažįstat mane? Aišku, Tai žinot, kad girtas negalit važiuoti. vieną, Ar mes esam susitikę jau? jau esame kažkaip, ne vieną kartą. Ne vieną? Ja. Nu, tai tada bus proga prisiminti. O dabar tiesiog reikiautės ir viskas, aš taip supratau. Ja. Kažkada esat kažkaip į klubą sportininkas, kaip? Aš treniravau, aš esu būrėjimo treneris. Vat, būtent. Ir jūs? Ir aš buvau kažkada į jūsų... Auklėtinis? Ja. Man, žinokit, gėda tada. Trupučiuką. Nes mano auklėtinis kietesnės alkūnės yra. Ne. Deja, ne. Pilietis buvo išvežtas į policijos komisariatą, kur nustačius, kad tai tikrai tas pats Saulius prieš 3 metus pabėgęs iš avarijos vietos ir už tai netekęs vairuotojo pažymėjimo, 4 metams jam buvo leista pasinaudoti ir alkotesterio paslaugomis, po kurių paaiškėjo, kad už 2,87 promilės alkoholio padarius avariją, kai atimta teisė vairuotojo automobilio, piliečio biudžetas bus sumažintas dar kokiais 5 000 litų. Neįsivaizduojama suma šiais visuotinės ubagystės metais. Jeigu penktadienį nėra policijos reido, apsičiupinėk. Tai ko gero ne penktadienis. Taip ir susirinkome mes aną dieną penktadienį Kretingalyje, įprastoje vietoje prie pėsčiųjų perėjos, kurios kažkodėl tai nemato nuo Klaipėdos atvažiuojantis vairuotojai. Tai dar gerai, kad policijos krivūlė mato. Žinokite, kitą kartą tamsta galite būti sustabdytas ir paklausęs, kodėl Kretingalyje vietinių nepraleidžiate einančių per perėją. O tai gerai ar blogai sakykit, kad čia tiek policijos? Ne, tegu būnčių nieko. A leidžiat? Tikrai. Šis vairuotojas tvarkingas ir prieš pėsčiųjų perėją sustoja, stoti reikia, jo kai to pėsčio elgesys gali būti mažai prognozuojamas. Kaip tik toks ir pasirodė horizonte. Mes neišdidus, mes su liaudimi šnekamės. O, reporteris, toli. Ne reporteris. Kas? Vačiakauskas. Koks? O toks, nusivalyk. Trupinis nuo lūpos. Aš tave pagal laikraštį žinau. Pagal laikrodį? Pagal laikraščius. Pagal laikraščius? Taip. Nu, nedirbu už laikraštį 10 metų, bet tiek to. Aš čia kaip praeis. Neik ten policija. Geriau sportuok. Va šitaip geriau sportuotum. Gerai, viskas, skiriamės. Dar su Vaciu būtume diskutavę apie pėsčiojo vietą Saulės sistemoje, tačiau buvome skubiai iškviesti į komandiruotę. Dar apie policijos reidus pakalbėsime toliau laidoje, o dabar mauname atgal į miestą, kur įvyko neeilinė avarija. Esu Kretingalė, kur liekt? Taikos prospekte automobilis Renaultės apsisukimu į Debreceno gatvę kliudė automobilį Peugeot 206, tačiau nesustojęs skriejo toliau, kur už kokių 50 metrų peršoko apsauginę salelę ir čia trenkėsi į automobilį Honda stovėjusi automobilių stovėjimo aikštelėje. Berniukui epilepsijos priepuolis buvo su ta mašina ir iš čia per visas ir Su Renault? Jo, išvežė berniuką dabar į ligoninę. O ten?
Nu tai va, per visas mašinas. Ne, pažiūrėkit, va ten prie apsisukimo, mačiau pareigūnas va stovi. Žmogus kliūdė tą mašiną. Ten kliūdė. Tai jo, nuo ten pradėjo. Ir per visus čia pravarė. O jūsų kuri mašina? Va, mano šita. Atšokęs nuo Hondos, automobilis Renault pylė į kitą stovintį automobilį Volvo. Pirmą įpuolė prieš salelę į Pežą. Aha. Keleivio pusę veidrodėlį dureles nunešė, paskui jisai padidinęs greitį, bet jau jisai netekė sąmonės greičiausiai. Padidinęs greitį važiavo čia, atsitrenkė į šitą ir jį atmetė ir mane. Ir kaip atmetė nuo tos, jisai sustojo atsitrenkęs į mano mašiną. Supratau. Jūs jį matot? Taip, Blogai atrodo. taip. Jisai net nemastė, ką darė, jis bėgo iš greitosios 2 kartus, bet jisai dėl to, kad jis nesuvokė, ką darė. Nes jisai po priepuolio ir be sąmonės jau jisai visiškai nesiorientavo nei kur, nei... Jeigu gerai klausėtės, tai girdėjote, kad moteris šnekėjo apie epilepsijos ištiktą Renault vairuotoją. Tačiau medikų tyrimai ligoninė parodė žymiai gilesnės avarijos ir vairuotojo sveikatos problemas. Renault vairuotojo organizme rasta narkotinių medžiagų, tarp kurių yra net morfinų. O žinia, apsvaigus nuo narkotinių medžiagų ar vaistų vairuoti draudžiama kaip ir apsvaigus nuo alkoholio. Kitas siužetas kaip tik ir bus apie avariją, kurią sukėlė nuo alkoholio apsvaigusi kompanija. Taigi, tuo pačiu metu, kol Taikos prospekte buvo tyrimos 4 automobilių sudaužymo aplinkybės, Melnragės ir Girulių kelio sankryžoje buvo nesuvaldytas automobilis Mitsubishi Galant, kurį suvaldė policijos rėmėjai – Girulių miško medžiai. Mat, apie šį automobilį buvo informuota policija, jog 3 girti vyriškiai sėda į mašiną degalinėje Kretingos gatvėje. Tačiau policija užkirsti kelio sulošinimui nespėjo. Visi liudininkai matė avariją, tvirtino vieną. Mašina lėkė žvėriškų greičių, toje vietoje, kur greitis ribojamas iki 40 km/h. Jisai lenkė mašiną. Lenkia mašiną? Jo, mašiną tik sustabdė, bandė stabdyti ir tada važiasi į medį. Sakė, vakūrai iš galo važiavo, čia buvo sustojęs, sakė, 18 nešęs. 18? Jo, nu bet čia galėjai pagalvoti, nes jeigu neišsukti, čia tu nieko. Tai... Прости, знаю, вообще из Новораги, знаю, из спортинг. Гата, мире, на Джурдина, юд. Ну, мире, А kur vietoje jūs buvote? man bloga. А чего состоим? И порвали, и варят, если. Žiauriai buvo. Ну, блог, знаете, Jums bloga ar jiems bloga buvo? не, man, и гата, мире, сака, мире, не, жука, Juda. Juda. Judėjo. viens juda, antras ne. Tas viens nejuda, viens judėjo, tas pirmas. Tas pirmas, kur čia gulėjo judėjo? Vairuotojas. Antras ne. O kur antras gulėjo? O tenais. Antras čia. Policija. O trečias kur? Trečias nebuvo. Vienas tai vaikščiojo, du ne. Kiek čia tų žmonių buvo? Jie buvo 3 ir visi girti. Visi girti? Jo, visi girti. Paskui tik 2 greitos atvažiavo ir įsivežė visus. Visus 3? Jo, visi 3. Kiek vaikinų? Visi 3 vaikinai. Visi 3 vaikinai? Visi gatavi? Jo, visi grinai girti. Nu bent jau iš išvaizdos taip atrodė. Taip atrodo. Tikrai. Nebent toks svaigė nuo smūgio, nes šis smūgis nemažas. O sužalojimai jų? Praskeltas galvas, dantis, ranka vienam išniris buvo. Dantis įsimušė? Jo, ne, neįsimušė, tik tiesiog kraujai, tik viskas. Po avarijos apie mašiną gulinėjusius vyriškius išsivežė medikai. Visiems 3 ligoninėje bus diagnozuotas girtumas. 2 jaunuoliams sėdėjusiems priekyje tik sudaužytos galvos, sudraskyti žandai ir ausis. Įtariamam vairuotojui dar sumuštas juosmuo. 47 metų vyriškiui, kurį pasak liudininkų ištraukė iš galinės sėdynės, lūžo žastikaulis. Tačiau šis nuo gydymo ligoninėje atsisakė. Štai toks buvo didysis penktadienis, be mėsos, bet su alkoholiu. Drįstame pastebėti, kad šioje vietoje labai seniai buvo avarija su rimtomis pasiekmėmis. Vainikai ir krepšiai čia jau suvyto, bet jei toliau lakstysime tokiais greičiais kaip šis galantas, tai netruks, kad čia kažkas išleistų paskutinį atodusį. Įdomiausia šioje istorijoje yra tai, kad automobilį jo savininkai buvo pasišovę suremontuoti vienas iš jame buvusių asmenų. Asmuo turės reikalų. Sudaužytas svetimas automobilis, už kurį gali būti paprašyta 15 000 litų, bei pradėtas ikiteisminis tyrimas. Mačioje avarijoje yra lūžęs kaulas. Šeštadienį Baltijos prospekte staiga baigėsi tarpusavio supratimas ir draugystė tarp Opelio ir Volvo vairuotojų. O kai baigėsi supratimas, tai ir atsitiko avarija. Ir netgi liudininkai matė, kaip elgtis keliuose nederėtų. Ant žiedo užkišo nosį, neparodęs posūkio. Tai Baltijos prospekte keliose vietose užkišo nosį, neparodęs posūkio. Aš bandžiau lenkti per antrą, per pirmą juostą, keliose vietose neparodęs posūkio, specialiai užkišo. Specialiai įsidirbinėjęs.
kaip šitas važiuoja. Jūs važiavot paskui Opelį? Taip, aš iš šito šildo atsidantę pasakau ir sakau, šią antrą kartą bandžiau šoną ateiti per tą pusę, palindo, bandžiau per tą pakišo į tą pusę ir padėjau ant stabdžių ir viską. Ir kur mano kaltė? Ir jūs esat nepriklausomas liudininkas? Taip, tavo aš gyvenu čia, bet, kad sak pravažiavau, bet kokį teisį jis dar turėjo nuvažiuoti. Kai buvo avarija, kai buvo palindas, taip ir turėjo. Supratau. Huliganai esat? Patys baisiausiai, žiūrėk, mašina antrojo juostui stoja. Nu. Kurio mašina stoja? Jis patraukė mašiną. Kaip patraukė? Reikia pavažiavus. Žiūrėk, aš bandžiau per šitą pusę praeitis iš antros, trečios juostos šoko į antrą ir į pirmą ir man dėjo ant stabdžių, kad aš dėčiau į galą. Jūs dabar tik atvažiavote. Tu nepasakų, girdėt. Šios avarijos galėjo ir nebūti, jeigu kuris nors vairuotojas būtų užleidęs kitam kelią. O dabar pareigūnams belieka konstatuoti faktą, kad tie avarijos vietoje mato elementarią avariją, kai yra atsimušama į kito automobilio galą. Aistroms nurimus, tokia fabula ir buvo išdėstyta eismo įvykių deklaracijoje. Tuo metu, kol virė aistros Baltijos prospekte, Taikos prospekte keleivinis mikrobusas atsimušė į Hondos galą. Važiavo autobusas, nesustojo, norėjau tiesiog pradėjau stabdyti, ne iš galo. A, jūs čia norėjot sukti? Kebabų? Vaikam. Nu, autobus važiavo, nebuvo lengvuosi, autobus užsuko, autobus prieš dėmesį. Žinau, čia tokia vietelė, žinau, kad jums iš tikrųjų labai nemaloni visiems yra. Ir autobusas ir jums, čia visi suka kebabų pavalgyti arba į vaikų pasaulį suka. Po avarijos ligoninėje atsidūrė Hondos keleivė, jai patemti kaklo raiščiai. Ši avarija dar kartą atkreipė dėmesį į šios vietos vairavimo ypatumus. Autobusų ir mikrobusų vairuotojai turi saugotis tų, kurie staiga užsuka prieš nosį kebabų užsimanę ar vaikiškų pėdkelnių. Iš vieno Tilžės gatvės kiemo į kelią išskrido senovišką Audi ir užkliuvo už kelių važiuojančio automobilio BMW sparno. Gerai, kad BMW vairuotojas nebuvo piktas, tad neužsiundė šuns lordo ant Audi vairuotojo. Mačis buvo girtas, o šunis, žinia, girtų vairuotojų nemėgsta. Tuo metu šią sumaištį sukėlęs šoferiukas buvo itin nedraugiškas televizijos žiūrovams. Uždaryk tą kamerą, jeigu nenori kažkiek Pabandykit. Aš tau sakau, uždaryk tą kamerą, aš nenoriu filmuotis. Tu neturi teisę mane filmuoti, ponas Mančikauskas. O jūs turite teisę vairuoti girtą. Jo, Parodykit čia mano reikalas yra, bet tu neturi teisės mane filmuoti. Dar kartą kartuoju, jūs parodykit popierių. Uždaryk tą kamerą, aš tau sakau. Kokį darbą jūs dirbat? Paprastai, nesvarbu kokį. Kokį? Ligoninė dirba, žmogus irgi atvažiuoja, viskas ir... Ligoninė dirbat ir jūs? Nesvarbu, turi pažįstamų daug irgi tokių panašių. Kaip Šarka buvo, tokie amžinatis sieno. Patrauk tą kamerą, sakiau. Aš noriu išsiaiškinti istoriją. Kokia tau istorija? Patrauk kamerą, aš tau papasakosiu istoriją. Istorija tokia, kai vairavo, nepraleidžia, mato, kad važiuoja, nesimato kelio. Kas nepraleido? Tas katras jau išvažiavo. Jeigu pastebėjote, šnekėti su pašnekovu incidento autoriumi vis maišė pašalietė. Diskusija nebuvo vykusi, nes viena pusė galvoja, kad jiems girtiems viskas galima ir apie tai nieks neturi žinoti, o kita pusė galvoja, kad tauta savo velykinius didvyrius ir ne tik velykinius turi žinoti. Pilietis Artūras įpūs 1 ir 98 promilės alkoholio. Vidutinis girtumo laipsnis. Vairuotojo pažymėjimo niekada neturėta, vairavimo kursai tik lankomi, štai ten ir išmokys, kaip reikia išvažiuoti iš kiemo. Aišku, jeigu nekonfiskuos automobilio. Tokia tad buvo pirmoji laidos dalis, toks buvo šeštadienis mūsų keliuose. Kaip visada, tad nieko nuostabaus, kad tokiu laidos metu mus pertraukia reklama, o po jos toliau laidoje matysite. Bėgom blaužinti langą, ištraukti, sako, miešė moterį. Nu, ant priekulis važiuojant tame tarpe, žinokit, ant 150 jie varo. Papūskite alkotesterį. Duokai tūzų pūzų. Ei. Kaip sakot? Kiek tau duoda? Ką? Gaunu minimumą. Laidą pristato didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt.
Tai buvo viskas, ką norėjo parodyti reklamos skyrius, o dabar tai, ką norime parodyti mes. Šeštadienio pavakarę Gargžduose Žemaitis ir Vasario 16 gatvių sankryžoje susidūrus dviems automobiliams Renault, vienas apvirto ir trenkėsi į elektros stulpą. Taip, kad net dingo elektra, dėl ko išbėgė gatvę gyventojai ir pamatę mūšio lauką puolė gelbėti sužeistųjų, kurių beje per šią avariją nebuvo. Namuos sėdėjom, laidai pradėjo judėti, išbėgom gatvę, žiūrim mašiną ant šoną. Bėgom, laužėm tą langą, tai ištraukėm, sakom, nešė moterį. Ištraukėm. Ištraukėt, viskas tvarkoj? Tai ten ir susikrūvinai tos langus, ne? Šaunuolis visi. Virtusiame automobilyje Renault Scenic buvusi keleivė labai aiškiai matė, kai į juos atskrieja kita mašina. Tuo pagrindiniu keliu važiavom, o iš to parvažiavo, vėl nežinau, kokį greičius važiavo. Šiaip ten stop ženklas yra iš visų pusių. Ten to greičio neturėjo būti. Bet buvo. Jeigu mašiną net parverti ir iš tų patrenkimas, tai greitis buvo. Su diržais buvot, matau? Su diržais buvo. Be diržais dabar jau nekalbėtumėm dabar. Jeigu be diržais, tai būtume mišlėki nebekalbėję. Avariją sukėlęs vairuotojas buvo blaivus, tikras gargždiškis, kelio ženklus tarp jų ir stop ženklą pažįsta. Vairuotojo pažymėjimą turi net 6 metus, tad kame reikalas? Kas nutiko? Tiesiog. Bet sako, patyręs vairuotojas, jis jau vairuoja 6 metų. O stop ženklas Gargžduose? 100 metų stovi. Nu, kas nutiko, sakyk, kas? Tiesiog, važiavau ir tiek. Avarija baigėsi eismo įvykių deklaracijos užpildymu, mat sužeistų žmonių per ją išvengta. Krauju apsitaškė tik geranoriški gelbėtojai iš gretimų kiemų, į pažirusius stiklus susižalojo rankas. O netrukus atvykus elektrikui ir šiam pakrutinus laidus, Gargždiškių namuose pradėjo blerkti šaldytuvai, rodyti televizoriai. Sekmadienį Lietuvą tikėtai užklupo Velykos, labai krikščioniška šventė katalikiškame krašte. Tačiau vis tiek net ir per tokias šventes policija turėjo stebėti mūsų judėjimą keliuose, ar tvarkingi ir teisingi esame. Priekulyje visi tokie teisingi ir tvarkingi, kad nors prie širdies dėk, arba amžinąją draugystę prižadėk. Jūs nenustebino, kad Alytaus policija sustabdė jūsų? Jūs nesustebino? Kodėl? Kodėl turėjo? Galvoju, gal nustebo Alytaus policija vis tiek? Gal norėjo kažką aplankyti, Velykos ir šiandien. Velykos ir iškart į darbą? O kodėl jūs pradėt šypsotis, aš nesupratau. Nu, jūs pamačiau. Mane? Supratau. Draudimas tuoj baigėsi. Dar ne, tai aš perspėjau. Vakar viena girtuoklė liepė man apsikirti, o jūs man nieko nesakot. Viskas gerai bus. Ne, bet jums tinka toks stilius. Nesakykit, gerai, kad kartais policija sustabdo, juk jeigu ne ji, tai būtų 86 metų senolis ir toliau su visais klišais golfo ratais važiavęs. O ko ratai jūsų įsižergia mašinos? Atsireguliavo per žiemą? Tai saulėse ant rudos įlyglas tvarkų, būdėvos įsižergti. Per šį velykinį reidą žvejų krašte Drevernoje sustabdytas 1942 metais gimęs žvejas dviratininkas, į alkotesterį pūstels lygiai 5 promilės alkoholio. Tai kol kas šio sezono dviratininkų ir apskritai visų ratuotojų rekordas, tačiau galima būti ir žvejų blaivininkų. Niekada pažiūrė, eismą gerai žinau. Eismą gerai žinau. Jo, viską žinau, jau galiu laikyti. Net su diržu važiuojat, matau. Net su diržu važiuojat. Kaip tu diržu? Kuprynė. To nevartoju, aš tik žvejoti važiuoju, lygiai travartį. Tai kokia čia žvejyba be to? Raudės. Jeigu čia reik namuose kalti, a jeigu girs, tai žinokis nieko nepadarysi. Auksiniai žodžiai. Incidentas. Kas čia ką dabar padarė? Kas čia susijaudino? Mokinsimės vairuoti. Pradėsim nuo durų atidarimo ir uždarimo šiandien. Išjungiam variklį, išjungiam. Labą dieną. Kas nutiko? Netyčia, taip kažkaip. Sunkiai einasi. Šitą lapuką reikia prisikliauti prie mašinų. Nukrito? Lapukas nukrito. Prie galinės. Čia sesės mašina. Lapukas nukrito, duris atsidariusi. Ne, langas neatsidaro. Duris atsidariusi važiavai. Užgesai sankryžoj. Ir dar rūkai. Aš. Čia ne mano mašina yra. Šią linksmą gaidą ir baigėsi reido istorijos Priekulyje. Krausomės į kitą Klaipėdos rajono kraštą. Prie Agluono sodų bendrijos šalia Šiparių tvenkinio. O čia tempia vienas kitą. O kodėl tempia? Gal pagalbos reikia? Pavyzdžiui, nustatant vairuotojo pusės stiklų šviesos pralaidumą. Man iš tolo, taip kaip nufotkino, žinai. Taip. 52. 52. Tai reiškia, kad neleistina norma.
Priminsime, kad tamsinti stiklai turi būti proto ribose, kurias yra apibrėžęs įstatymas. Priekinių stiklų pralaidumas turi būti nemažesnis negu 75%, o vairuotojo ir šalia sėdinčio keleivio durelių stiklai, tai yra šoniniai, gali būti užtamsinti tik iki 70% šviesos laidumo. O dabar pamatysite seniai žadėtą siužetą, kuris pabandys atsakyti klausimą, kodėl blaivus vairuotojai bėga nuo policijos. Dėmesio į ekraną. Tuo metu, kol mes matavomės, kurio čia stiklai tamsesni, atsitiko toks dalykas. Buvo pastebėtas mėlynos spalvos automobilis, kurio vairuotojas pamatė sankryžoje kelių policijos patrulį, dėjo atbulas ir bandė slėpti soduose. Policija vytis, po žiemos atgimstančiose ir jau po truputį gyvybės atsirandančiose soduose, tik pagal dulkių debesis galės spręsti, kad čia vyksta rimti reikalai. Netrukus buvo atrastas mėlynos spalvos Mercedesas, paslėptas už krūmą, kad nuo kelio nesimatytų, atsimušęs į tvorelę ir dar su šiltu variklių dangčiu. Vairuotojo nėra. Tačiau pareigūnai netrukus vairuotoją išskaičiavo perkartę žmonės matytus pakeliui, kol buvo baksnuojami visi įvažiavimai į sodus. Tai tas netrukus ir prisipažino, bei buvo parvežtas prie Mercedeso slėptuvės. Labą dieną, ponia. Kodėl bėgo dabar? Aš nebėgau, aš pas draugą atvažiavau ir viskas. Nu, tas pats skambina, kad policija paveikia. Jau čia visi susirinkę prie televizoriaus ekranų galvojame, kad alkotesteris tai parodys, ko slapstytasi svetimuose daržuose. Ar ta žemė stabdant, tačiau ne. 3-0 rezultatas neigiamas. Tad kame reikalas ir čia pareigūno žvilgsnį patraukė techninės apžiūros lipduko ant valstybinių numerių spalva. Ji tikrai turi būti ne tokia raudona, nesuvirškintų trešnių spalvos. Ji turi būti raudona kitaip. Žiūrėk, lipdukus nuspalvoja flomasteriu, kad pagal spalvą būtų lipdukai. Tai va todėl ir bėgo. Ko nepadarysi dėl 100 litų? Mercedesas dar visai važiuojantis. Dar žiūrėk tą techninę apžiūrą, be didelių bėdų praeitum. Tačiau ne, reikėjo su lūpdažys lipduką suklastoti ir taip patekti į reido istoriją. 100 litų istorija, nes tiek gali būti nubaustas už važiavimą su automobiliu, kuriam neatlikta techninė apžiūra. Antrąją Velykų dieną pirmadienį, sako, pirma mašina miesto gatvėse pasirodė tik 11 val. Ryto, nuvažiavo link miesto centro ir dingo. Tądien mašinos mieste niekur nevažiavo, o gal ir važiavo, tačiau nesusidūrė. O štai antradienį Statybininkų prospekte pasižymėjo miškovežis, nors jo vairuotojas niekaip nenorėjo sutikti su savo ketinimais rikiuotis ir neatsargų rikiavimąsi bei mašinų susvaidymą. Miško brolis rikiuodamasis užkliuvo už Renault Lagūno šono, ta savo ruožtu buvo nusviesta į kitą kelio pusę ir čia kliudė automobilį BMW. Įspūdžiais dalinosi Lagūnos vairuotojas. Kaip važiavom? Didžioji mašina suko į pirmą juostą, mane kliūdė. Išmetė, kliudžiau dar vieną mašiną. O jūs tą BMW kliūdėt irgi? Jo, va, priekį. Statybininkų prospektas ne miškų urėdijos keliai, kur vienvaldis lyderis yra miškovežis. Čia zuja paprastesnės mašinėlės, su kuriomis reikia dalintis keliu. Aišku, šauti pro besirikiuojančio vilkiko šoną taip pat drąsių šoferių būti. Tačiau pagal kelių eismo taisyklės, kas keičia važiavimo kryptį, tas kaltas. Naktį iš antradienio į trečiadienį, tiksliau apie 2 val. Nakties, urlaganų siautėjimas sutrikdė ramų Naujosios Karklės gyventojų miegą. Čia paklydęs girtas Renault ekipažas ieškodamas kelių išmaurojo nevažinėtas vietas, o kai suprato, kad čia kelio nėra, bandė važiuoti atbulomis. Tačiau tai buvo išversta tvora ir pakipta virš griovio. Vyrai bandė gelbėtis, bet tai nepatiko vietos gyventojams ir jaunuoliai buvo paprašyti atsigulti ant žemės, kol atvyks policija iš Gargždų. Pro langą pažiūrėjau, mašiną pamačiau. Kad kaimyno tvora išlaužta ir išėjau su šuniu pažiūrėt, kas vyksta. Radau tas supilkas triukė, sėdėjau mašinoje. Išvažiuot bandėjau, tas stūmė. O tas stūmė? O tas prie vairo buvo, pilkinis šitas. Šitas, tai toks pilietis Romanas, papūsti tuo kart taip ir neįstengė. Romesnis keleivis pūstels tik lengvą girtumą, 1,25, tačiau kai nėra smegenų, tai tokių promilių užtenka, kad prisidirbtum nesąmonių. Šitas įžilus klaipėdietis vėliau pūstels apie 2 promilės, tačiau nesupras, kas jo laukia, nes geria jis alkoholį kaip vandenį. Antraip nebūtų pragėręs vairuotojo pažymėjimo, kuris iš jo yra atimtas iki 2012 metų Liepos mėnesio. Jau buvo nebedaug likę iki prisidirbimo bausmės pabaigos, tai ne, vėl įsibirsta į mėšlą iki kaklo. Jola piliečių taip pat buvo surašytas protokolas už pareigūnų įžeidinėjimą, nepaklusimą jų reikalavimams ir taip toliau. O bus čia! Šio Mercedeso vežamo techninės pagalbos automobiliu mes daugiau nebepamatysime. Jo nebepamatys ir jį į Klaipėdą vairavęs pilietis iš Šilutės rajono Saugų, nes buvo pričiuptas girtas.
ir sugalvok tu man girtas į Klaipėdą pro Jaikų žiedą atvažiuoti, tai yra atvažiuoti pro vietą, kur reguliariai stovi kelių policijos patruliai. Jolab apie kreivaliuojantį Mercedesą transliavo žmonės važiavę paskui. Na, bet jeigu jau atvažiavote į mūsų kraštus, tai prašau, viskas pagal programą. Važiuoju girtas, be konkurso į televiziją papuolį. Kaip sakot? Kiek tau duoda? Ką? Gaunu minimumą. Filmų? Viskas. Palaukit, minimumą gaunu. Aš nesu jumis kalba. A jūs girti esat, kad taip elgėtės, nesupratau. A jūs girti? Nu nereikia. Negirti. Nu, aš? Štai mūsų. Gudrus keleivis esat. Jo. Sutalneška? Iš Švarca. Jūroj kiek praėjęs. Ką švenčiat, vyrai? Nieko. Gimtadienį. Viskas, uždaryk. Gimtadienį? Ar Velykas? Velykas, Uždaryk gimtadienį. duris. Uždaryk Tu duris. nusigėręs koks. Davai, pašnekam, nu ką nori. Paklaus. Ką norite? Ar rūkyt nori? Ką nori? Ne, nenoriu. Rūkyt kontrabandinių. 10 valandą ryto jūsų girtas, nesupratau. Kas? Jūs. Kokį 10 valandą? Bet kad tu Atsiprašau, pats pusę... girtas esi. Aš. Nu, girtas. Kas 10 valandą girtas? Jūs, ponas, girtas esate. Kur girtas? Ir nuo jūsų kvepia nemotinos pieno, Palauk, patikėkit. dabar tu į mane pasižiūrėk, ar aš tau girtas atrodo. Man atrodo taip. Ką? Taip. A ne? A girdu, tamzau, kiek pats išgeri, ką? Aš išgeriu, aš jau nebepakeliu tiek, kiek jūs, vyrai. Tu esi, Jėzau, aš anksčiau tokį gražų mačiau. Tu, bet dabar nusigėręs. Plaukus, kam tos plaukus utilėm veistis? Imsiu, žiūrėk, Tiesą sako. aš duosiu, atvažiuok pas man, duosiu kelnes. Gal tu netriusiu kokią bet turėjau. Tu esi kakadu. A girdu, kas čia taip staigiai iškvietė? Aš čia dirbu. Šiandien dirbau prie Jaikų žiedo. Tai juk jį rodo, Klaipėda. Jėzau, nusivalka. Ir ką tu dabar pirmadienį rodysi mumis, a ne? Jūs labai gerai žinot. Jūs pabaigsit klaidą balandėliai. Kokią klaidą? Ne klaidą, laidą. Va. Eik, uždaryk duris. Uždaryk duris, mums reikia važiuoti. Ate, berniukai, ate. Ate. O dėl striukės aš pas tave ateisiu ir dėl kalnaičio. Ateisiu pas tave. Kom vardu esat? Duosiu tau. Kom vardu esat? Kaip? Krydensas. Krydensas. Kleovotras Revivalas. Parodį. Labai jau keleivio šnekoriaus būta turbūt visą naktį Monikutės sapną gėręs po 4,99. Tuo tarpu šio žmogaus įpūtusio virš 2 promilių netokio linksma būta. Per metus 3 kartą kliūva policijai. 1 kartą Peugeot pragertas, Opelis konfiskuotas, dabar konfiskuotas bus ir Mercedesas, priklausęs neseniai mirusiam tėvui. Šiandien viskas. Gražios savaitės ir gerų darbų jums linki Reidas. Pasimatysime kitą pirmadienį tuo pačiu metu. Būkite aplankyti ir pamatyti. Sudie. Laidą pristatė didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt.